O dabar dar vienas toksai labai svarbus aspektas yra moteriai 45+, svorio didėjimas, ar ne? Ir aš norėčiau aptarti su jumis, tai kokie mūsų labiausiai populiarūs mitybos įpročiai lemia tą svorio didėjimą. Jau moteris sulaukusios 45 metų turi ypatingai save prižiūrėti. Ką reiškia ypatingai? Tai ir mityba, poilsio režimas, aktyvumas, nes nenori, laikas eina, mūsų medžiagų apykaita lėtėja. Bet šiaip pagrinde svoris auga nuo ko? Nuo kalorijų pertekliaus. Svoris gali augti, jei mes ir valgome sveiką maistą, bet mes jo valgome tiesiog per daug. Aš ir visiems klientams sakau, nėra blogo to maisto, kai galvoja, kad bulvę suvalgysiu, aš pastorėsiu. Ne. Ta bulvė yra labai mažai kaloringa iš tiesų ir ilgam suteikianti sotumo jausmą. Taip, kad mes galime valgyti, bet reikia viską su saiku. Aišku, saldumynai kita tema. Jeigu įmanoma atsisakyti, tikrai taip ir padeda skaidulos mūsų atsisakyti saldumynam, o ypatingai, kai hormoniniai pokyčiai moters organizme vyksta, tai nenori, norisi to šokoladuko. Taip. Norisi, bet pati išgeriu skaidulas ir man potraukis saldumynai dingsta. Tikriausiai dėl sotumo jausmo, ar ne? Jeigu atsiranda sotumo jausmas, jeigu atsiranda pilnumo jausmas, toks gerąją prasme. Taip, bet ir skaidulos padeda ne tik suteikti sotumo jausmą, padeda nešokinėti cukraus kiekį kraujyje, taip tokiais kalneliais, stabilizuoja jį ir mes tada nenorime tiek to saldaus pyragėlio prie tos kavos. Žinau, kad tikrai propaguoja sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą pati. Ir aš labai vienoje knygoje radau gražią įžvalgą apie mūsų miego režimą. Ir niekada tokiu kampu nebuvau pagalvojus, kad tikrai labai svarbu eiti laiku miegoti, pageidautina iki 23 valandos. Ir vienas kaip iš argumentų buvo, pasak autorės, tai kad jeigu mes pavalgėm 6 valandą, 7 valandą vakarienę ir jeigu ilgai, liaudiškai tariant, naktinėjame, tai mes paprasčiausiai 11-12 jau išalkstame ir vėl norime valgyti ir vėl pradedame atsidaryti šaldytuvą. Tai kokia tavo dienos rutina lemia tą gerą savijautą? Taip, grįžtant prie klausimo, tikrai sutinku, kad jeigu nėra poilsio sureguliuoto režimo, mes ir ne tik, kad išalksime vakare, galime išalkti, taip, bet tiesiog mes neišmiegojusios ir save pastebėkit, mes tiesiog norėsime ypatingai saldaus, riebaus maisto, nes mes norėsime tiesiog papildyti savo energiją. Ir tai pristabdys mūsų svorio reguliavimą. Aš ir pati, kai nepamiegu, tai tiesiog atsikeliu ir aš noriu kažko, bet nežinau, nuo ko čia pradėti. O kai išmiegu, tai aš noriu lengvo, sveiko maisto, iš tiesų, tai labai svarbu. Pati taip, propaguoju 100% sveiko gyvenimo būdą, nesu kažkokia išprotėjusi fanatikė, leidžiu savo suvalgyti tai kartais, ko ir negalima, pripažįstu, bet šiaip sportuoju, esu aktyvi, propaguoju sveiko gyvenimo būdą. Subalansuota mityba. Subalansuota tai reiškia, kad leidžiu aš ir to, ir ano, ir nepamirštu kaip moteris įtraukti į savo racioną riebalų. Riebalai kas? Mums moterims, ypatingai brandesnėme amžiuje, labai reikalingi. Jie reguliuoja mūsų visą hormoninį foną, plaukų, odos būklę. Nes moteris dažnai iš savo patirties, jau kiek teko pažinti moterų, sako, aš bijau suvalgyti tą riebalą, aš nenoriu to riešuto, aš geriau vaisių suvalgysiu, aš pastorėsiu. Tai yra mitas, nes riebalai kaip tik neina į kūną. Jeigu, aišku, saikingai. Taip, saikingai ir subalansuotai. Taip.